Bet sveikinimai žaidėjom ir fanams su pergalė, su reguliaraus sezono pabaiga ir žiūrim priekį ir laukiam atkrintamųjų. Tas reguliarusis 27 iš eilės laimėtos pergalės, vos vienas patirtas pralaimėjimas, jūsų akimis kaip tas sezonas praėjo? Kaip visą laiką sakau, labai daug rungtynių. Bet šiaip, nežinau, vėlgi džiaugiuosi už tuos vaikinus, kurie mažiau Eurolygoje žaidė, tikrai visi norėjo rodyti ir tikrai buvo daug rungtynių, kur būdamas šalia aikštelės mėgausi, kaip jie žaidžia, kaip jie kaunasi dėl kiekvieno kamuolio, kaip jie rodinėja man komandai, kad jie verti žaisti tų minučių. Taip kad, bet vėlgi suprantam, kad čia yra tik tai skaičius, viskas pasimiršta ir kitą savaitę viskas prasideda iš naujo. Taip kad iš naujo kiekvieną dieną mes turime rodinėti, kad mes esam geri. Kiek ramus užtikrinti jaučiatės prieš tas atkrintamasis? Tai visą laiką yra kažkokio nerimo, normalu, čia turbūt normalus tos, vėl kaip aš sakau, nieks neprisimins dabar jau, kad mes čia šitaip reguliariam sezone žaidėm. Vėl viskas prasideda 0-0 ir kiekvienos rungtynės yra labai svarbios ir turim ateiti maksimaliai pasiruošę, maksimaliai susikaupę ir daryti savo darbą. Ta pirma kova jau trečiadienį su Jonava Hipokredit, turbūt jau pasižiūrėjote ir tų Jonavos įrašų. Ja, taip. Turbūt šiandieninio mačo žiūrėsite. Taip, būtent žiūrėsim tikrai ir dabar tikrai gerai žaidžia jie gale sezono, surado savo žaidimą, taip kad tikrai lengvo pasivaišymą nelaukiam ir ruošiamės rimtai kovai ir viskas priklauso, turim ateit rimtai nusiteikę ir kiekvienas rungtynės žiūrėti maksimaliai. Tas ketvirtas ratas iš esmės jau buvo kuris laikas užsirezervavę tą pirmą vietą reguliariam sezone. Kiek pavyko kažkokių improvizacijų ateičiai pasirepetavimų? Kažkokių gal nebuvo improvizacijų, daugiau buvo žiūrėjimas, kad žaidėjai, kurie mažiau žaidžia, kaip minėjau, gautų to žaidybinio ritmo, kiti žaidėjai, kad kažkiek tai poilsio, kad pasiruoštų Eurolygai, daugiau derinami į tos dalykus. Bet kaip ir minėjau, džiaugiuosi, kad visi rimtai, beveik visose rungtynėse rimtai žiūrėjom į visas rungtynės ir gavom naudos iš kiekvienų rungtynių.